Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš, Tomas Baranauskas. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie Mindaugo giminę, kuri valdė dar iki Mindaugo. Tuo tarpu daugelį vadovėlių, populiarioje literatūroje mes galim surasti teiginių, kad būtent Mindaugas suvienijo Lietuvos valstybę ir ją sukūrė. Taigi atėjome iki Mindaugo laikų ir dabar reikia pasižiūrėti, kągi iš tikrųjų tas Mindaugas darė, kuo jis reikšmingas ir ar tikrai mes galim matyti kažkokius valstybės kūrimo bruožus jo laikais. Kalbame su istorikė Inga Baranauskienė. Labą dieną. Taigi, štai prasidėjom Mindaugo laikų šaltinių rinkinį, Mindaugo knyga. Tiesa, joje yra ir platesnio laikotarpio šaltinių, bet žodžiu, netiek jau daug, kaip matom, tų šaltinių iš Mindaugo laikų. Čia su visais prieš ir po, ypač Eiliuoto Livonijos kronika, daug labai po Mindaugo laikų pasakoja ir kai kurie čia sudėti šaltiniai yra ir iki Mindaugo. Štai matom, viena knyga išeina iš viso to, ką mes čia vadovėliuose kažkur tai matom, pasakojama ten tarsi objektyviai, ką ten Mindaugas darė. Iš tikrųjų visą tai yra didelė dalimi prielaidos, fantazijos, kažkokios punktyrinės linijos arba dviejų menkai susijusių ar nežinia kaip susijusių faktų. Ir nebūtinai tos visos prielaidos teisingos. Taip. Tai viena iš tokių prielaidų ir yra, kad Mindaugas kūrė Lietuvos valstybę. Nors galima labai vaizdingų aprašymų istoriografijai surasti, štai ten krauju griežtas toks valdingas, krauju kalavijų ugnimi ten kūrė tą Lietuvos valstybę, bet tokie buvo laikai ir viskas, taip sakant, merovingas toks, merovingiškais metodais. Apie tą merovingą, bet iš 6 amžiaus mes turim daugiau žinių negu apie Mindaugą, bet tai Lodvigą čia turim. Merovingas Lodvigas, taip, aš čia turiu galvoju dinastijos pavadinimą, bet taip sako, merovingiškais metodais, kadangi Lodvigas buvo merovingas. O ką mes jau dar apibendrinsim ir užakcentuosim dar kartą. Tai vis dėlto matėm, kad iki Mindaugo jau vadovavimo pradžios Lietuva buvo nugyvenusi beveik 2 kartus tiek, kiek nugyveno dabar Lietuvos Respublika, išgyvenusi bent jau kokius 3 valdovų pasikeitimus, daugybę nesėkmių, šiek tiek sėkmės, bet daugybę nesėkmių. Na ir kažkaip tai sugebėjo nesužlugti, nesubyrėti ir tam tikrą prasme netgi neišnešti vidinių nesutarimų už savo sienų, nes apie juos mes daugiau žinotumėm, o čia mes apie juos nieko ir nežinom. Tik tai pirmieji, sakykime, vidaus nesutarimai, vidaus karai, apie kuriuos mes jau sužinom, tai yra būtent Mindaugo nesutarimai su jo sūnėnais, kurie jau vyksta maždaug 10 metų jau po Mindaugo įsigaliojimo valdžioje. Ne? Tai kaip mes įsivaizduojam tą Mindaugo įsigalėjimą valdžioje? Tai paprastai įsivaizduojama, kaip rašo Haličo Volynės metraštis. Ir tas metraštis rašo ne tai, kad apie jo įsigalėjimą valdžioje, tiesiog apie jo valdymą kaip po tokį. Ir jis tą padaro tam epizode, kur pasakoja apie jo nužudymą. Ir čia kaip tada grįžta atgal ir pasakoja apskritai apie Mindaugą, kas jis toks buvo. Nors tą metraštį nemažai žinių apie jį, bet vis tiek. Apie jo nužudymą štai ką pasakysime. Jis kunigaikščiavo Lietuvos žemėje ir pradėjo žudyti savo brolius ir savo sūnėnus, o kitus išvarė iš žemės ir pradėjo kunigaikščiauti vienas visoje Lietuvos žemėje. Ir pradėjo labai didžiuotis ir pasikėlė šlove ir didžiu išdidumu ir manė, kad jam niekas neprilygsta. Jis turėjo sūnų Vaišalgą, čia toliau jau pasakojame kiti dalykai. Taip. Bet iš esmės, štai iš to
ką metraštis vaizduoja kaip visiškai neigiamą charakteristiką, beje, čia, sakykime, rašo amžininkas ir rašo tam tikrą prasme remdamasis Kijevo Rusios jau tuo metu iš esmės sužlugusios, bet ir savo pačios vietinę Haličo Volynės kunigaikščių santykių, sakykime, fone. Ir jeigu ten ta Haličo Volynės kunigaikščių dinastija, tai Danila ir Vasilkas, jo brolis, tai buvo iš tikrųjų gana neblogai sutariantis brolių pora, bet iš kitos pusės ten buvo, sakykime, su Danilo sūnum vyriausiu Levu ten daug konfliktų, ir bendrai visa ta Kijevo Rusios tradicija, tai buvo nuolatiniai beveik vaidai, tos karai tarpusavio, nes iš esmės nebuvo tokios didelės stabilios valdžios, nebuvo labai aiški paveldėjimo teisė. Ir tai vat, jeigu vis dėlto žiūrint netgi iš Rusios, iš Ukrainos dabartinės pusės, Mindaugas atrodė toks pasikėlęs ir susireikšminęs ir iš esmės tironas, tai matyt, apie jį, aišku, tai yra tuo metu Mindaugas gana priešiška figūra, bet vis dėlto tai nėra gera charakteristika, ar ne? Ne, tai, sakykime, čia klausimas ne apie tai gera ar bloga, čia klausimas, kodėlgi žudė tuos brolius ir brolėnus. Ir nes istoriografijoje tradiciškai visą laiką šitas broliai brolėnai žudomi čia dėl to, kad sukurtų Lietuvos valstybę, o ne šiaip sau. Tai vadinasi, kaip rašė Marcinkevičius, aš visą tai padariau dėl Lietuvos, tik dėl tėvynės. Ir tai dėl to, kad jis yra valstybės kūrėjas, jam atleidžiama viskas. Tai ne dėl to, kad jis čia šiaip žudė, bet dėl to, kad turėjo kilnų tikslą, sakant, sukurti valstybę. Bet apie tą valstybės kūrimą, netgi jeigu žiūrėsim šitoj vietoj, jis kunigaikščiavo Lietuvos žemėje. Tai pasako, kunigaikščiavo. Jau reiškia. Ir pradėjo žudyti. Galima įsivaizduoti, kad jis vienas iš daugelio kunigaikščiavo. Ir pradėjo žudyti savo brolius ir savo sūnynus, o kitus išvarė iš žemės ir pradėjo kunigaikščiauti vienas. Čia ypač šitą atkreipiamas dėmesys, vienas, tai reiškia anksčiau ne vienas gal buvo. Taip, galų gale jis ne iš karto tapo valdovu, buvo tas Žyvinbutas ir pirmiausia, sakykime, Žyvinbutas, sakykime, manykim, kad jis tiesiog numirė savo mirtim, arba žuvo gal kažkur. Bet prieš iš tų 4, reiškia, jaunųjų potencialių Žyvinbuto įpėdinių Mindaugas yra 3. Prieš yra Daujotas, kuris greičiausiai yra jau pusbrolis. Bet čia reikėtų visgi atkreipti dėmesį, kad šitas vienas tai nereiškia, kad anksčiau buvo ne vienas ir valstybės nebuvo. Tai valdovas viduramžiais nevaldo vienas. Jis valdo tardamasis su visais ten esančiais šalia jo nevaldovai žemesniais truputės. Ir su savo giminaičiais. O čia yra priekaištas, kad jis buvo Samadėržats, čia parašyta buvo patvaldys, tai autokratas, čia iš graikų kalbos autokratas. Taip, jis buvo šitą prasme vienas, tai nesitardamas, nepaisydamas kitų nuomonių. Čia klausimas, aišku, kiek čia teisinga, bet kuriuo toks priekaištas formuluojamas. Taip, ir pavyzdžiui, Mindaugo aktuose mes irgi iš tikrųjų nematom, arba jis juos pasirašo vienas iš tikrųjų, arba pasirašo ten su sūnumis ten ir tuo artimiausių patarėjų Parbum. Ir ką vėliau... Yra 1260 metų daugiau. Ir išskyrus tą, nespėjau pasakyti, išskyrus tą 60 metų aktų, kur jau atsiranda šiokia tokia 11, man atrodo, liudininkų grupė, bet ką mes paskui Vlodkovičius jau 15 amžiaus pradžioje kaip tik ir kritikuoja, iš esmės Mindaugo tuos aktus skelbia neteisėtais, būtent tuo pagrindu, kad jie yra pasirašyti vieno Mindaugo, kad jie yra išduoti vieno Mindaugo. Tai yra, kad nėra pasitarta, nėra pritarimo iš diduomenės pusės. Tai, kitaip sakant, Mindaugo toks... Valdovas bet kuriuo atveju, bet koks viduramžių valdovas, karalius, didysis kunigaikštis, kas nori. Jis nevaldo vienas, jis tariasi. Jis yra
tai nėra absoliutinė monarchija, kokia ten naujaisiais laikais susiformavo, kurie ten nuvertė prancūzų revoliuciją Prancūzijoje, pavyzdžiui. Tai tokios absoliutinės monarchijos ar pietų Lietuvoje apskritai niekada nebuvo. Lenkijoje nebuvo, daug kur nebuvo. Taip, niekada, nei naujaisiais amžiais, nei jo labiau ten viduramžiais. Viduramžiais net nebuvo prielaidų tokiai monarchijai susikurti, kur valdovas valdo vienas, nes elementariai nėra valstybės tokio išvystyto biurokratinio aparato, kuris padėtų valdovą valdyti. Ir kartu šitą vienvaldystė yra laikoma ir skelbiama iš esmės neigiamų reiškinių. Tai yra blogai. Jis iš principo čia sutirštinamos spalvos iš tikrųjų. Bet čia norime pasakyti, kad Mindaugas valdė neteisingai. Jis valdė vienas ten, kur turėjo tartis. Tai nereiškia, kad jis suvienijo valstybę. Tokio vienijimo, kad būtų valdovas, kuris nesitarė, tokio nebuvo iš viso. Net ir Mindaugas toks nebuvo, čia iš tikrųjų jie truputį šmeižė. Tai prasme, jis gal tokias tendencijas turėjo ir jas čia išryškina tokiu būdu, sutirštinami spalvas, bet net ir Mindaugas negalėjo, iš principo negalėjo valdyti vienas. Na, dabar gal pakalbėkim tada, iš esmės, kaip Mindaugas tada valdė, kaip jis iš viso pateko į valdžią. Na, mes iš tikrųjų nežinom, bet žinom, kad prieš jį dar stovėjo du žmonės. Vienas pirmiausiai pusbrolis, paskui brolis, ar ne? Tai jeigu taip žiūrėti, tai po Živitbato mirties, kad ir po kokio ten bebūtų aplinkybės, realiausi pretendentai matyt buvo du, tas Daujotas ir Dausprungas, Mindaugo brolis. Tai galime įsivaizduoti, kad tarp jų buvo kažkokia kova, bet turbūt ar Mindaugas ten buvo toj kovoj svarbiausias, ar tik tai kaip brolio rėmėjas koksai. Bet vėl, tai mes turim tą laikotarpį tarp 26 maždaug ir 36 metų, toks dešimtmetis, kur lietuviai rengia mažiau žygių į išorę. Galbūt dar Lietkovskis, lenkų istorikas 19 amžiaus pabaigoje padarė tokią prielaidą, kad šitą dešimtmetį vyko kažkokios vidaus kovos. Bet kuriuo atveju sutarimo matyt nebuvo, bet vėl... Tai čia tik tai labai netiesiogiai mes galim pasakyti, kad čia galbūt vyko tos vidaus kovos. Mes nežinom, ar pretendavo į valdžią tas pats Daujotas ir Dausprungas. Gal jie žuvo kur nors anksčiau, dar būtų gyvam esant. Mirė nuo plaukų uždegimo. Jiegi tik tai vienintelį kartą paminėti 1219 metų sutartį. Kas ten toliau su jais, kiek jie laiko dar gyveno po to, mes nežinom. Jeigu jie gyveno, jeigu jie sulaukė Živitputo mirties, tai tada galima daryti prielaidą, kad galbūt jie kovojo dėl valdžios. Na, dėl Dausprungo, sakykime, mes galim daryti tokią prielaidą, kad jis kažkiek gyveno, nes jis vis tiek susilaukė 2 sūnų ir dukters, ar ne, tai jau turėjo kažkiek tai laiko pagyventi. Vėlgi, tai iki tų 26 galbūt metų, kai spėjamos Živitputo mirties, jis jau galėjo tų sūnų susilaukti. Taip. Na, bet kuriuo atveju matom, kad, jeigu net ir, sakykime, kažkokiu tai buvo nesutarimų, tai ką mes tiksliai galim pasakyti, kad Mindaugas globojo tuos savo brolio sūnus ir dukterį, kurią jis paskui ištekino kaip tik į Haličą už Danilaus Haličiečio. Tai, ir... Čia vėlgi, ta dukra, jį pasirodo štai tam epizode, kur jau Mindaugas tikrai išvėja tas Tautvilą ir Gedvydą, Dausprungo greičiausiai sūnus. Ir tada jie pabėga pas Danilą į tą Volynės, kunigaikštystę, į Haličos Volynės žemę. Ir tada paaiškėja, kad Danilas yra vedęs jų seserį. Bet kada jis tą padarė? Ir iš viso apie tą seserį daugiau nieko nežino. Greičiausiai ten taip gal greit mirė, gal kaip, bet Danilas turėjo daug sūnų, bet jie yra iš pirmos santuokos nesu Dausprungo. Dar kelios santuokos, ten ar 3 jam turėjo. Nesvarbu, bet nesu Dausprungo dukra, jis tos sūnus turėjo. Tai jie vyresni yra negu ta santuoka ir matyt,
Na, buvo tokia sutartis, ten 1245 metais ten buvo tokia sąjunga tarp Mindaugo ir Danilo ir galbūt tada buvo sustiprinta. Aš nebūtinai, kartais manoma, va, štai žiūrėkit, koks buvo Dausprungas galingas, jis ten išleido savo dukterį. Nebūtinai, čia Mindaugas galėjo išleisti dukterį. Jau po Dausprungo mirties jis neturėjo savo dar santuokinio amžiaus dukteras, vadinasi, ir išleido brolio dukterį, kodėlgi ne. Taip. Tai bet kuriuo atveju, na ir sakykime, ten Tautvilas ir jo brolis, tai galų gale jie buvo Mindaugo karvedžiai, pasirodė pirmą kartą istorijoje, kaip būtent Mindaugo karvedžiai, kurie buvo su kariuomenė siųsti užkariauti Smolensko, taip, čia 1248-49 metų žiemą. Taip, ir štai čia buvo išsiųsti, na ir paskui jas ten, taip sakant, Mindaugas kažkaip norėjo tarsi nužudyti, bent jau kaip jeigu reikėsime to metu. Ką tiksliai pasakyti reikia, kad siuntė į Smolensko, jie nuėjo prie Maskvos ir patyrė pralaimėjimą. Kaip mes žinom iš tų pačių Kijevo Rusios politinės praktikos, kunigaikščiui patirt pralaimėjimą, tai buvo negerai. Už tai buvo jis, sakykime, kartais iš kokio ten Polocko išvejamas, o šiuo atveju matyt būtų buvę logiška, kad Mindaugas kažkaip juos būtų nubaudęs ir jie galbūt tos bausmės ar bent jau gėdos bijodami, na ir sugalvojo bėgti kaip sakant, pas savo sesers vyrą. Čia mes dabar nesiaiškinam to painaus klausimo, nes iš tikrųjų trūksta turbūt duomenų, bet pažiūrėkime, kas čia buvo pasakyta apie Mindaugą, toj neprologiniai charakteristikoje. Jis kunigaikščiavo Lietuvos žemę ir pradėjo žudyti savo brolius ir savo sūnėnus, o kitus išvarė iš Lietuvos žemės ir pradėjo kunigaikščiauti visi vienas žodžiu. Tai šitoj talpioj frazėje mes matom tą epizodą, atsispindys, o kitus išvijo. Vadinasi, čia yra tas Tautvilo ir Gedvydo epizodas atsispindi. Taip. Tai yra kažkoks konfliktas Mindaugo jau valdančią Lietuvą su savo brolėnais, arba sūnėnais, kaip jūs vadina. Tai ir kuris visiškai nesusijęs nei su jokia valstybės kūrimu, nei su pačias Mindaugo įsigalėjimu, nes jis įsigalė prieš gerą 10 metį. Pradėjo žudyti savo brolius ir savo sūnėnus. Vėlgi, čia ar sūnėnus, tai čia žudyti. Ar tai reiškia, ką reiškia pradėjo žudyti? Tai gal nebaigė, taip sakant, pradėjo ir nebaigė, jie pabėgo. Tai galimas dalykas, kad čia irgi turi tuos pačius galvojo, o gal kitus kokius nors pavyko jam nužudyti, sunku dabar pasakyti. Brolius, kas yra brolius, kuris galėjo žudyti, jeigu tai turime galvoje, aišku, tikras brolius, tada galima būtų manyti Dausprungas, bet brolius yra platesnis, savo gali būti ir pusbrolis. Bet čia, sakykime, realiausi kandidatai į tuos nužudytus brolius, tai yra Daujotas ir Viligaila. Arba jų sūnus. Galbūt jų kažkokie dar sūnus, bet ta prasme, į brolius tai jau konkrečiai tie. Bet vėl mes visiškai nežinom ir čia metraštininkas taip abstrakčiai, kaip sakant, viską pasako, kad net neaišku, kiek tame tiesos gali būti. Gali būti, kad apibendrina ir kažkokius mums mažiau žinomus arba nežinomus konfliktus, kurie galėjo vykti. Ir iš tikrųjų ir Mindaugui perimant valdžią, štai kažkur tarp 26, 36 ar 38 metų. Ir valdymo pradžioje, apie kurią mes irgi nekažin ką žinom. Bet kokie tada gal pereinam prie to Mindaugo, sakykime, valdymo pradžios ir koks yra svarbiausias turbūt momentas, toksai posūkio momentas, su kurio paprastai nesieja su Mindaugu ir gal mano nuomonė labai klaidingai, tai yra Šiaulių mūšis, ar ne? Arba Saulės mūšis. Mūšių pavadinimai tai yra toks dalykas. Juos, aišku, galima stengtis įvardinti pagal tikrą vietovardę, kiek galima tiksliau, bet yra ir toks dalykas kaip tradicija jau istoriografinė, žodis, iš kurio mes pažįstam tą mūšį. Čia tas Saulės yra netikslus, aišku, iškraipytas vardas, bet mes iš jo atpažįstam tokio simbolinio tapo. Kaip ir Žalgiris, nes netgi užsienio istoriografijoje sako, štai žiūrėkit, Žalgirio mūšis turi 3 pavadinimus: Tannenberg, Grunwald ir
Žalgiris, čia atitinkamai pabrėžiant ten skirtingų tautų tradicijas. Tai tas kaip ir įsipilietinis, nors Žalgiris yra Grunvaldo vertimas, o Grunvaldas dar iškraipytas Grunfelde, tai būtų žalialaukis iš tikrųjų. Tai va, tai čia tikslumo čia nėra, tai lygiai taip pat ir su Saulės mūšiu. Na, bet mums svarbus ne pavadinimas, o pats mūšio, sakykime, jau kaip iki jo buvo prieiti, kas atsitiko po to. Tai turbūt paminėjom jau ir ne kartą ir dar kartą užakcentuokim, kad buvo faktiškai visa 13 amžiaus pradžia iki Saulės mūšio, tai yra serija pralaimėjimų Livonijos kalavijuočiams. Taip, Lietuva mūšama yra gana stipriai. Jis nustumiama nuo Dauguvos, jinai praranda šiaurinę sielą, jinai praranda Jersikos kunigaikštystę, kuri iš esmės jau buvo patekusi jos įtaka, Žiemgala, su kuria buvo, sakykime, buvo Žyvinvudų ten valdymo metu, matyt, buvo užsimezgę geri santykiai, yra vėl irgi Livonijos kalavijuočių. Ir tas Nalšios mūšis pralaimimas. Nalšios mūšis ypač tragiškai, ten didžiuliai bent jau nuostoliai, jeigu tikėsim, tai 1228 turbūt 8 ar 9, nu žodžiu, 6 maždaug metai, 6-7 metai iki Saulės mūšio. Tai ir būtent Saulės mūšis tampa tokiu persilaužimu. Na, priskiria jį žemaičiams, ar ne? Bet kokie būtų argumentai prieš? Kokie būtų už ir kokie prieš? Turbūt vienintelis... Šiaip tai turbūt reikėtų pasakyti, kad nėra tų rimtų argumentų už. Tai jeigu nėra rimtų argumentų už, tai mes ir turim žiūrėti alternatyvą tada, nes... Vienintelis, sakykime, argumentas priskirti tai žemaičiams, tai kad mūšis vyksta Žemaitijoje, ne? Bet lygiai taip prieš tai vyksta mūšis Nalšioj ir visiškai nėra jokio pagrindo priskirti jį išimtinai nalšienams, todėl kad ten ir vienu ir kitu atveju tai minimai lietuviai, tai yra jungtinės Lietuvos pajėgos. Neturim suprasti, kad mūšis tokio masto mūšis, kur kaunasi visos Livonijos pajėgos ir dar piligrimų, svečių, taip, kad tai yra tik tos vietos konkrečios, kurią užpuolė reikalas. Tai yra visos valstybės reikalas gintis nuo jos. Taip, ir mes matom, kad valstybė, ta politinė bendruomenė, jinai yra pakankamai funkcionali. Jinai neišsilaksto dėl pralaimėjimų, jinai ten daugiau mažiau vykdo nuoseklę ten politiką, galbūt ne visur sėkminga, bet ir kariauja nuosekliai, logiškai. Tai nėra kažkoks, kaip mėgstama kartais vadinti, tokių sausumos piratų, sausumos vikingų, kažkoks laisvas susivienimas. Sakykime taip, yra dar kitas dalykas. Kada buvo pasipriešinta tam įsiveržimui? Pasipriešinta buvo, kai kariuomenė, atlikus tam tikrus siaubimo niokojimo veiksmus, grįžta atgal. Tai yra paskutinis momentas, kada galima suduoti smūgį. Tai kodėl nebuvo suduota to smūgį anksčiau? Priežastis tai visada yra paprasta, kai mes žinom daugiau apie tą kariuomenės telkimą, ypač pačių vokiečių dažnai pačių aprašo. Taigi reikia išsiuntinėti ten žinią, sukviesti kariuomenę. Tas trunka maždaug tiek, kiek toks susiveržimas trunka. Per tiek laiko, kol dar plėšia teritoriją ir galima surinkti tą kariuomenę iš visos Lietuvos. Bet čia bendrai pasakysim, kad tokia yra bendrai viduramžių karybos principas. Kažkas įsiveržia, tada besiginančioji pusė renka kariuomenę ir stengiasi kažkur dar suspėti pasivyti tą besitraukiančią priešo kariuomenę ir tas savo ruožtu stengiasi per daug ilgai neišsibūti ir pabėgti, pasitraukti, kol priešas dar nesusimobilizavo. Toks žygis jis trunka 1-2 savaitės, labiau 2 gal negu 1, bet tai va, per tą laiką iš tikrųjų jo pakanka iš tokios teritorijos, kurią apima ne tik Žemaitija, bet ir Aukštaitija, iš tokios teritorijos sutelkti kariuomenę. Tai galėjo būti... Dar turbūt mes pasakykim, kad Lietuvos žvalgyba irgi veikia ir apie tai, kad žygis irgi kalavijuočių buvo rengiamas ilgai, ten buvo daug iš viso diskusijų žygiuot ar nežygiuot. Tai žodžiu, kad Rygoj ten susirinko didžiulę kariuomenę, tai buvo žinoma visiems ir su Žiemgaliais tuo metu, kurie tuo metu jau yra pajungti
kalavijuočių lietuviai išsaugo gana neblogus santykius, nu tai ten gauti informaciją, kad rengėsi didelę kariuomenę, nu tai buvo jokių darbas, ne? Na ir kas jau ten labai žemaičiai kartais piktinasi, kad čia pasakoma lietuviai laimėjo Saulės mūšį, tai reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šaltiniai mini tik lietuvius, jokių žemaičių neminė, tai mes galime numanyti, kad jie tikrai dalyvavo, bet jie dalyvavo po to bendru lietuvių pavadinimu. Žemaičiai jokiam šaltinė susijusiam su Saulės mūšiu nėra net paminėti. Tai aišku, vėlgi nesakau, kad jų ten nebuvo, jo labiau, kad tas tarsi Šiaulių žemėje Žemaitijoje viskas vyko. Tai jo labiau turėjo būti, bet šaltinių terminija yra tokia. Tai jie neišskiria čia žemaičių kaip atskiro vieneto kalbą apie lietuvius apskritai. Taip. Tai jo labiau, vadinasi, matyti ir nebuvo vien tik tai žemaičiai, ten tos terminas lietuviai buvo tarp patogesnis kaip... Ir tikrai jungtiniam pajėgom nusakyti. Nu, čia aišku, nebūtinai galėjo lietuvis vadinti ir tik žemaičius, bet... Kartais, taip. Bet šiuo atveju nėra pagrindo manyti iš tikrųjų, kad ten buvo tik žemaičiai. Nesakau, pirmas kariuomenės telkimasis vyksta ilgai, ar ne? Būtent kalavijuočių. Antras dalykas, Lietuva jau yra, sakykime, tas pats Nalšios mūšis. Tai ten jau irgi buvo kariuomenė sutelkta ir jinai pasitiko, reiškia, žvalgyba veikė ir tai, kad lietuviai prieš tai buvo pralaimėję, tai po pralaimėjimo reakcija yra paprastai, mums reikia daugiau žmonių, reiškia, susivienyti reikia visiems, kas tik gali, kas tik sugeba. Ir dabar kas sakykime, galėjo daugiau mažiau suorganizuoti, kad visi susivienė. Tai aš čia ilgai žiūrėjau ir priėjau išvadą, kad labiausiai tikėtina ta figūra kaip tik ir buvo Mindaugas. Nes, ką mes žinom, sakykime, apie tuos spėjimus ir galimus to mūšio, sakykime, dalyvius. Tai Vykintas, kurį kažkas laiko ten mūšio vadu, nors ten greičiausiai vėlgi iš esmės iš piršto laužtas tas jo vadovavimas. Yra, sakykime, tas 1249 maždaug metų epizodas, kai Vykintas telkia opoziciją prieš Mindaugą, nuvyksta į Livoniją. Ten pagrindinis rėmėjas iki tol yra Danilas Romanovičius, kuris viską organizuoja, tada vokiečiai pasako, tik dėl tavęs, tai aš Danilui siunčia žinią, sudarome taiką su Vykintu, nors daug pražudė mūsų brolių. Tai iš tos frazės daug pražudė brolių, o tai, sakykime, didžiausias mūšis iki tol buvo tas Saulės mūšis. Buvo ten ir kitų žygių, reikia pasakyti, vėlesnių, bet... Taip, bet ten, kad daug brolių žūtų tuose žygiuose, tai vargu. Bet kuriuo atveju, sakykime, Vykintą kaip vieną iš vadų mes užskaitom, bet visiškai nebūtinai pagrindinis. Bet Vykinto sesuo buvo Dausprungo žmona ir Mindaugo, reiškia, tų sūnėnų motina. Tai va, vienas giminystės ryšys. Antras giminystės ryšys, reiškia, Deltuvos kunigaikščiai, kurie, sakykime, beveik kaimynai artimiausi tos Šiaulių žemės. Deltuva, kuri jau, ta prasme, Lietuvos pusėje. Tai Deltuvos kunigaikščiai mes žinom, reiškia, kad jie buvo Mindaugo kraujo giminaičiai. Taip įtariu, kad gal tai yra Mindaugo motinos giminė, galbūt galėjo būti. Bet reiškia, kraujo giminaičiai, pusbroliai, ten kažkas, tai vėl. Trečias, reiškia, Nalšios kunigaikščiai. Po 50-metį gana dažnai aktyviai daug kur minimas toks galingas kunigaikštis Lengvenis. Jis ir su Hališu su Volyne kariavo ir Livonijoje buvo, Livonijos jau kryžiuočiams buvo į nelaisvę patekęs, žodžiu, ryškia asmenybė. Apie jį mes žinom, kad jis buvo kažkaip, aktas į taip Sororijų Mindaugo vadina, verčia įvairiai, vieni sako, kad tai yra Mindaugo reiškia seserienas, tai yra sesers sūnus būtų, o vis dėlto labiau tikėtina, kad sakau, toks terminas, būtent sesers vyras ir greičiausiai būtent Reniotos tėvas.
O Lengvenis, tai jo valdos greičiausiai buvo Nalšioj, nes su jo vardu, matyt, reikėtų sieti būtent Linkmenų pilies pastatymą. Nes Linkmenų tas pirminis pavadinimas kaip tik yra lengveniškas. Lengvenis, kažkas tai tokio. Tai va, gerai. Žodžiu, esmė tame, kad aplink Mindaugą, su Mindaugu vienaip ar kitaip susiję, bet beveik visų svarbiausių regionų vietiniai kunigaikščiai, įtakingi asmenys ir būtent matyt per Mindaugą galima organizuoti tą kariuomenės telkimą, nes kai jinai dar, kalavijuočiai telkėsi Rygoj, tai vis tik nebuvo visiškai aišku, ar jie tikrai suks tik į Žemaitiją. Jie laisvai galėjo ten žygiuoti lygiai ties pačios Nalšios, ar į Deltuvą, ar dar kažkur, nes čia iš Rygos gana toks platus placdarmas gautas. Gal jie ir įsiveržė, galėjo į Upytę žemę įsiveržė. Čia jie kurį laiką jie niokojo kažkokias teritorijas. Toks niokojamas žygis jis apima ne vieną tašką, jis gali apimti daug. Ir tai gali pasukti per Upytę, beje, ten 14 amžiuje buvo populiariausia puolimo kryptis, ten lengviausia matyti praeiti, pasukti paskui į vakarus, nueiti iki Šiaulių žemės ir sukti atgal, o tokią kilpą padarius. Taip, bet ten, sakykime, ir iki Aiskrauklės negalėjo žygiuoti. Sakau, kaip žiūrint taip, negalėjo niekas prognozuoti, kur jinai ten tiksliai žygiuos. Gerai, bet tai mes dabar nesustokime. Taip, bet kuriuo atveju, sakau, buvo motyvas Lietuvai surinkti tą kariuomenę maksimaliai ir būtent yra galima įtart, kad būtent Mindaugas prie tos kariuomenės sutelkimo organizavimo per savo giminystės ryšius ir prisidėjo daugiausiai. Ir ko gero tai ir lėmė, kad jis paskui iš karto faktiškai tampa jau Lietuvos valdovu. Arba anksčiau jūs galėjote. Gal anksčiau. Bet tai gal padėjo, bet kuriuo atveju jam įtvirtinti savo autoritetą. Mes jau 1238 maždaug metais. Vėlgi čia datavimas ant Haličo Valnės metraštį yra labai neaiškus, bet 38 pagal Hruševskį, bent jau, kuris dabar kaip ir labiausiai pripažįstamas, tai yra pirmas Mindaugo paminėjimas Haličo Valnės metraštį. Anksčiau dar 36 datuodavo, tai štai ten tokia stereotipinė data Mindaugo valdymo pradžios 36 metai. Tai va, tai šitas epizodas, Mindaugo lietuviai buvo pasiųsti pagalba ten Danilui ir dar Izaslavas Novgardietis ten dalyvavo. Žodžiu, tai yra toks, sakykime, epizodinis paminėjimas, bet jau matom, kad Mindaugas iš principo čia yra kaip Lietuvos valdovas. Tai Gudavičius ten prieštaravo, sako, čia Lietuva Mindauga, ten vėlgi tas įsverta Mindaugo Lietuva ir iš to darė išvadą, kad būta ir ne Mindaugo Lietuvos. Visų pirma, tai buvo ne teritorija, o žmonės, kurie buvo pasiųsti pagalba. Tai ne Lietuva, ne Mindaugo Lietuva, o Mindaugo lietuviai čia reikia versti. Ir tai, kad Mindaugo lietuviai atsiųsti, tai nereiškia, kad buvo ne Mindaugo lietuviai, čia reiškia tiesiog, kad Mindaugas esanti pagalba. Taip, čia bet kuriuo atveju mes matom, kad kaip tik po Šiaulių mūšio, Apsaulės mūšio, Lietuva iš karto atsigauna ir pereina į puolimą, nes ir Kuršas yra iš esmės bent jau pietinis patenka į Lietuvos Žemaitijos įtaką ir, sakykime, Žiemgala. Kažkur apie 1244 Mindaugas pats vadovauja žygiui į ką tik vokiečių užimtą Embutės pilį. Kuršių Embutės pilį dabar Latvijos teritorijoje, netoli Lietuvos sienos. Tai ten jam nepasiseka, jis patenka į Pasalą, ten vos pabėga ir, žodžiu, nieko neužima. Tai ten paskui dar vyko kitokios kovos be Mindaugo jau. Tai, žodžiu, čia matom Mindaugo interesą kažkaip tai ginti Kuršą ir kita vertus nelabai sėkmingai. Taip, nes faktiškai tuo metu nuo to žygio nesėkmingo bandymo apginti Embutę, susigrąžinti Embutę, prasideda vėl toksai nesėkmių periodas, kuris jau paskui 48 metais pratrūksta ir to Tautvilo maištų. Bet iš esmės, po Šiaulių mūšio mes nematom, kad būtų kažkokia dar Lietuvai, kažkokie nesutarimai vidaus, nes iš karto sėkmingas mūšis, visi labai patenkinti.
nepatenkinti, eina toliau mušti užsienio priešų. Tai vat, Kuršiai iš Žiemgalos iš esmės livoniečiai, Livonijos kalavijuočiai išvėjami ten, paskui aišku, jie ten susijungia su kryžiuočiais, tampa Livonijos kryžiuočiai, bet, iš esmės, vat, vėl yra kas svarbiausia, tai apie 48, o gal net ir 38 kažkur metus Lietuvagi pradeda savo didžiąją ekspansiją į rytus. Tai yra būtent nuo Mindaugo, nuo Naugarduko, sakykime, ten ir kokio ten Gardino, man Gardino statusas nelabai aiškus, bet Naugardukai jau Mindaugas aiškiai sodina savo sūnų, tai būtent Šiaulių mūšio iš esmės netiesioginė pasiekmė, kad Lietuva atsigauna, iškart pradeda ekspansiją į rytus. Ir tuo pačiu nepamirškim ir į šiaurę, ir į vakarus iš esmės. Žodžiu, tai Mindaugo valdymo pradžia iš tikrųjų buvo labai veržli ekspansija visom kryptim. Taip, dar neužmirškim, kad matyt Mindaugo įtako atsiduria ta pati Nedruva, neabejotinai atsidujus Kalva, nes jis jas paskui dovanoja Jotvingiai neabejotinai. Tai iš esmės... Jotvingiai turbūt anksčiau, nes tai ten buvo bendrų akcijų anksčiau. Taip, bet jau neabejotinai Mindaugo valdymo tuo metu jau Jotvingiai veikia kaip Lietuvos valstybės viena iš tų autonomijų. Tai, žodžiu, Mindaugas kelis metus labai neblogai pasireiškia ir jeigu jis kažką ir vienijo, tai jis vienijo ne kažkokius ten giminaičius žudydamas, o būtent teisingai vadovaudamas karui ir politikai, kaip ir turit, sakykime, valdovas daryti. Vienas iš tų ekspansijos į rytus, į Rusijos žemės epizodų ir sukėlė tą didžiulę krizę, tai yra, kai jis į Smolinską pasiuntė tos savo sūnėnus Tautvilą ir Gedvydą su jų dėdė iš motinos pusės Vykintu. Ir va štai čia prasideda nelaimės Mindaugo. Jis susilpnėja, susidaro didžiulę koaliciją prieš jį. Tie Tautvilas, Gedvydas ir Vykintas sužinojo, kad Mindaugas nori kažką padaryti, tai jie pabėga į Haličo Volinės kunigaikštystę. Ten gauna pagalbą, ten Haličo Volinė kunigaikštis Danilas ten toliau užmezga ryšį su Mazovija. Jis tiesą sakant, anksčiau jis jau tą ryšį turėjo. Tiesiog suaktyvina, kad dabar metas kariauti prieš pagonis, nes jie tarpusavį kariauja. Tada Vykintas vyksta į pačią Lietuvą, ten paima į savo įtaką Jotvingius ir pusė žemaičių. Tai ne visi žemaičiai, buvo labai stipri Mindaugo šalininko frakcija būtent pačioje Žemaitijoje. Tai Vykintas pats būdamas žemaičių kunigaikščių sugeba įtikinti tik pusę žemaičių, kad reikia kovoti prieš Mindaugą. Ir toliau žygiuoja, eina į Livoniją, ten susitarė sunkiai, nes daug pražudė brolių, kaip sakyta, su Livonija. Štai susidaro toks puslankis iš pietų. Haličos Volinė, iš pietvakarių Jotvingiai ir Mazovija, iš vakarų Žemaitija, iš šiaurės Livonija. Va štai visi yra Mindaugo priešai. Iš esmės iš visur yra Mindaugo priešai, nes ten net ir, sakykime, koks ten Polskas irgi nelabai draugiškas tuo momentu. Ir čia mes kaip tik šito momento, viską nežinau, nenagrinėkim dabar to vidaus karo detaliai, bet pasakykim, kad tai visgi lėmė Mindaugo krikštą ir karūnaciją, nes Mindaugas norėjo stipriausią šitos koalicijos narę, Livonijos kryžiuočius, patraukti savo pusę, ir čia jau jų magistras Andrius von Štirlandas pasakė, kad reikia krikštytis, jeigu taip jau nori tokios sutarties, jis ten buvo palankiai. Priminkim, kad Tautvilas prieš tai dar pasikrikštijo. Taip, jis jau nuvyko į Rygą, taip, jis jau ten, bet jį labiausiai rėmė Rygos vyskupas Mikalojus. O štai ordinas, irgi matyt rėmė kurį laiką, bet netaip nori, jam pasirodė Mindaugo pasiūlymas Andrius von Štirlandui, bent jau Livonijos magistrui, labiau įdomus, nes Mindaugas bet kuriuo atveju turi realią valdžią, jis gali pasiūlyti kažkokių žemių, teritorinį nuolaidą, tą pasiūlė, nes tai matom iš vėliau išleistų aktų atitinkamų. Tautvilas, aš manau, tikrai tą patį siūlė ir daugiau galbūt, bet jis neturėjo valdžios, tai jis netoks įdomus. Tai ten netgi, sakyčiau, tarp tų Livonijos kryžiuočių buvo irgi skilimas, nesutarimai.
kaip elgtis, ką remti, Tautvilą ar Mindaugą, bet laimėjo tuo tarpu Andriaus von Štirlando linija. Haličo Volinės metraštis sako, kad Livonijos broliai vėliau už tai jį išvijo ir iš tikrųjų jis pasitraukė ten apie 1253 metais. Dar viskas buvo motyvuojama, iškart po Mindaugo koronacijos. Kad Andrius Štirlandas kyšį iš Mindaugo paėmė, ne, ten buvo papirktas gausiu sidabru. Taip, net sidabru, o aukso apakino. Apakino jo akis. Tai štai, žodžiu, buvo toks dalykas, matyt. Ir nesutarimai ten iš tikrųjų net atvyko ten toks vokiečių magistras. Didžiojo ordino magistro įgaliotinis. Taip, ir vokiečių. Ir vokiečių žemės, tai yra tų kryžiuočių, sakykime, kurie Vokietijoje žemės turėjo, tos Vokietijos žemės. Taip, Bernhardas Zainas ir jis ten tvarkė kai kurios reikalus Livonijai, šalia to Andriaus Štirlando, matyt, ten buvo tam tikra, kaip atsvara, sakykime, tai politikai, kuri Andriaus von Štirlando, kuriai ne visi kryžiuočiai pritarė. Tai štai, bet tokiom sąlygomis vis tiek sugebėjo karūnuoti Mindaugą ir po to iš karto buvo atstatydintas. Mindaugo ryšys su Livonijos kryžiuočiais visgi išliko. Bet dabar žiūrėkim, kai buvo minimas 2003 metais Mindaugo 750 metų karūnavimo jubiliejus, labai tada išplito ypač toks teiginys, kad 1253 metų Liepos 6 diena yra Lietuvos valstybės gimtadienis. Labai visi mėgsta tos gimtadienius, viską pavadinti gimtadienis, ką tik galima. Tai Lietuva ten tų gimtadienių jau ir vasario 16 gimtadienis, kovo 11 gimtadienis, viskas gimtadienis. Ten kovo 11 vasario 16. Kiekvienas pirmas paminėjimas, Vilniaus pirmas paminėjimas gimtadienis. Bet gerai, nesigilinkim dabar šitas problemas istorinės atminties, bet buvo labai populiaru pasakyti, kad čia gimė Lietuvos valstybė Mindaugo karūnavimo metu. O realiai nuo 1183, kai Lietuva pradeda reikštis kaip nepriklausoma. Net Mindaugas, jo aukso valanda, mes apie ją mažokai žinom, bet vis dėlto tai yra tas pats geriausias Mindaugo valdymo laikotarpis buvo 50-metis iki šitos krizės. Jis dabar yra nusilpęs krizėje, jis atidavinėja ten Žemaitijoje žemės, kitas žemės paskui atidavinėja. Sėla, ten žodžiu, tai yra krizė jo valstybės. Nesvarbu, kad jis aukšto titulą pripažinimą gavo. Tas pripažinimas tai buvo jo išsidaryta tam tikra garantija, kad visai jo nesunaikins. Taip, ir ką paskui jam treniotai akis ir sako, kaip gali toks aklas būti vergu, tu turėsi likti, tu pats ir vaikai tavo. Tai čia yra toks supainiojimas dalykų, valstybės atsiradimas sutapatinamas su jos krizės valanda. Aš nekalbėsiu apie tai, Liepos 6 yra išgalvota data, bet tarkim, apie tą laiką jis buvo karūnuotas bet kuriuo atveju. Bet ta karūnacija buvo tik Mindaugo valstybės likučių išsaugojimo garantija. Kad mes duodam karūną, kuri garantuoja, kad mes tada laikysim bent tos likusios Lietuvos valdovų, kurio po to, kai ten atiduodi ten į kurias kitas žemės, ten Žemaitijoje, Jotvingių žemės. Kiek jis atiduoda? Reiškia Žemaitija, Skalva, Nadruva, iš esmės Jotva, tai Dainava. Sėla, 55 sėla. Tai čia, sakykime, yra ilgesnį laikotarpį, čia 53 buvo kai kurios Žemaitijos ir Jotvos žemės ir šita Nadruva, o paskui dar ten priedai ir Sėla ir... Pridėkim dar, kad ir Naugardukais. Visa Žemaitija. Taip, ir tai priminkim, kad ir Naugardukais irgi iš esmės praranda, nes turi atiduoti Romanui Danilovičiui, tai Haličo kunigaikščio sūnui. Tai jis kaip vasalui, bet vis tiek. Kaip vasalui, bet tai vis tiek. Tai čia yra jau nebe aukso valanda, bet čia jau krizės laikas. Ir štai mes tą krizę labiausiai ir švenčiam, netgi bando sutapatinti su Lietuvos valstybės sukūrimu. Tai čia yra toks, sakykime, nesorientavimas, kas iš tikrųjų vyksta šitoj Mindaugo valstybėje. Paskui, sakykime, jau
Mindaugo valdymo pabaigą, Mindaugas atgauna dalį ten tų visų, ne tik dalį, gal viską atgauna. Faktiškai viską atgauna, bent čia daugiausiai Žemaičio, aišku, pasipriešinimo dėka jis pats... bet Naugarduką jis pats susigrąžina. Pats Naugarduką, gal net ir Polocką išplečia savo įtaką. Taip, Polocką tai čia jau vėl tas pakilimas Mindaugo, bet čia mes pačią tą duobę švenčiam kaip vien dėl titulo gavimo, čia kažkoks plikbajeriškas, sakykime, titulus reikšminius. Čia kaip Bučys, kuris ten nori visus Lietuvos karalius padaryti. Ir tai vos nesmė Lietuvos istorijos tampa, kad mes dėl titulo kažkokio daugiausia reikšmės suteikiam titulą. Kaip sakant, liaudės išmintis sako, kad ne kepurė žmogų puošia, o žmogus kepurė, tai čia šiuo atveju kaip atvirkščiai viską norima padaryti ir pakišti viską būtent po kepurę, o visiškai nežiūrint, kas darosi su pačia valstybė, kas darosi su jos teritorija. Titulas Mindaugo gautas karaliaus titulas, jis aišku buvo gerai, nes tomis aplinkybėmis, kai prarandamas valstybės teritorijos ir lieka kažkokia nedidelė valstybė, reikia to pripažinimo, kad ta bent jau išlaikyta valstybėlė likusia. Bet visgi svarbiau yra būtent tas momentas, kai Mindaugas atgauna tas žemes. Ir tas atgavimas yra susijęs su laikotarpiu, kai jis atsisako krikščionybės ir, nežinia, ar jis ten sviedžia tą karūną, kaip kai kas ten aprašė vaizdingai vėlesniais laikais. Mindaugo reikšmė ir yra, kad jis sugebėjo valdymo pradžioj pasiekti kažką tai karinėje srityje, paskui jis sugebėjo išlaviruoti iš labai sudėtingos krizinės situacijos. Nors ir galbūt ne viską teisingai darydamas, Žemaičius jis faktiškai paliko vienus ir jie ten patys išsikapstė. Mindaugą privertė atnaujinti kovą su Livonija. Bet paskui, vadinasi, bet kuriuo atveju valdymo pabaigoje sugeba atnaujinti ekspansiją į Rusiją, Žemaičius susigrąžina vienaip ar kitaip. Bet prieštaravimų Lietuvos valstybė visgi susikūrė gana nemažai dėl tos Mindaugo veiklos ir matyt ne be reikalo jis buvo nužudytas. Čia tiesiogiai tai prieštaravimų faktiškai treniota palaikė Žemaičius, jis privertė Mindaugą jį susidėti, atsimesti nuo tos krikščionybės ir Mindaugas jam priekaištavo. Ir kad nereikėtų jam ten taikstyti su tuo Mindaugo neryžtingumu, treniota nusprendė, kad jis gali jį nužudyti. Ir suorganizavo tą. Bet vėl Mindaugas pats iš esmės davė tą dingstį, sakykime, vos ne jėga patimdamas Daumanto žmoną ir jau čia aišku. Tai čia jau detalės kaip, nes iš tikrųjų ten nei Daumantas, nei jo žmona čia nesuvaidino svarbiausių vaidmens. Svarbiausias asmuo buvo treniota, o Daumantas buvo įrankis. Taip, vykdytojas. Bet irgi nenuvertinkim to Daumanto, vis tik tai kaip jo jis gana sėkmingai kunigaištavo Pskove, tai irgi parodo, kad žmogus buvo tikrai neeilinių gabumų. Taip, bet tai manau, kad apie Mindaugą šiuo atveju galima ir baigti. Atsisveikiname iki kitų susitikimų. Viso gero.